Skiltis stilingas rytas ir šįryt kalbėsime apie vyrišką madą, o dar tiksliau apie šventinį kostiumą. Mūsų studijos svečias, stiliaus ekspertas, tinklaraščio vyrostilius.lt autorius Algirdas Gricius. Labas rytas, Algirdai. Labas rytas, Algirdai. Šįryt susitinkame tokiu metu, kai jau tikrai prasidėjęs vestuvių sezonas ir jau artėja abitūros šventės baigimo ir tikrai tikiu, kad, kurie dar neturi, ieškos šventinio kostiumo. Tad, kas žinotina, pirmiausiai pradėkime galbūt nuo to, ko nevertėtų įsileisti savo garderobą. Koks kostiumas jau tikrai išgyvendintas iš vyriškos mados? Galbūt ne visai dar išgyvendintas, bet labai norėtųsi, kad būtų išgyvendintas. Tai nesvarbu, kokia jūsų vestuvių tematika, nesvarbu, kur jūs jas švenčiate, ar pajūry, ar mieste, venkite vieno dalyko, tai yra blizgančių kostiumų. Ir blizgančių kostiumų dėja vis dar tenka pamatyti, aišku, ne tokių kaip šitame paveiksle, tačiau pakankamai panašiai atrodančių. Tai kad ir ką bedarytumėt, nesirinkite šitų kostiumų, nes jie tikrai nei stilingi, nei gražus. Tai pradėjom nuo to, ko nesirinkti, o kągi rinktis tiems, ypač tiems, kas kasdienybėj nešioja šventinių kostiumų ir galbūt mano, kad negeba to daryti. Tai taip, girdžiu kartais, kad vyrai sako, jog jiem kostiumas netiks, jie nepatogiai jaučiasi, įvairių priežasčių suranda, kalbėdami apie tai, kodėl jie atsisako vilkėti bent jau švarką. Tai iš tikrųjų reikia pasakyti, kad kostiumas tikrai gali tikti bet kokio sudėjimo vyrui. Ir parduotuvių dabar Lietuvoje kiekvieną dieną vis daugėja. Pasirinkimas kostiumų modelių taip pat platėja, tad tikrai galima surasti kažką savo. Na, o jeigu parduotuvėje nerasite, tuomet tikrai galima nueiti pas siuvėją ir pasisiūti savo kostiumą, kuris tikrai tiks, kad ir kokios figūros bebūtumėt. Dabar ilgiai labai svarbu tinkamai parinkti kostiumą, o dar svarbiau sužiūrėti tas pagrindinės taisyklės, rankovių, kelnių ilgiai. Ką čia reikėtų žinoti? Taip, iš tikrųjų rankovių ir kelnių ilgiai dažniausiai pasitaikanti problema vyrose, kurie dėvi kostiumus. Ir rankovių ilgis, štai kaip matome paveikslę, turėtų truputėlį išlysti marškinių rankogaliai ir švarko rankovės tikrai neturėtų būti iki nykščio pabaigos. Su kelnėmis taip pat labai dažnai pasitaikanti problema. Jos irgi yra labai ilgos ir apačioje labai dažnai tokia kaip harmonika pasidaro. Tai kelnes šiek tiek pasitrumpinkite ir darykite bent jau tokį ilgį kaip šiame paveiksle, nes kita vertus dar labai logiškas paaiškinimas rodo, kad jeigu jūsų kelnes bus ilgos, batai bus nesenai papoliruoti, pavalyti su tepalu, tai kelnes ištepsite su tepalu. Čia dar reikia turėti ir įpratį valyti batus. Taip, reikia turėti įpratį valyti batus. Kad jau užsiminėte apie batus, tai vėliau prie batų pribėgsime. Marškiniai ir čia turbūt labai dažnai pasimatanti klaida, kai pasidaro žmogui karšta, jis nusivelka tą šventinį savo kostiumo viršutinę dalį ir liekama su marškiniais, kurie dažnai būna... Dažnai būna marškiniai tiesiog per dideli. Ir marškiniai dėja yra ta dalis, kuri labai dažnai yra pamirštama. Tad marškinius, jeigu apsivilkate ir matote, kad iš visų pusių pūpso jie į šonus, tiesiog nuneškite siuvėją ir paprašykite, kad jos susiaurintų per liemenį. Tada, jeigu nusivilksite švarką tuo metu, kai bus karšta, jūs ir su marškiniais atrodysite gražiai ir netrodys, kad marškiniai 2 ar 3 dydžiais yra per dideli. Tai nepamirškite apie marškinius. O jeigu vyrukas pilvotas? ir turi ne tokį plokštų pilvą, kaip matome pavyzdyje. Ar tada galbūt nevertėtų labai persistengti su liemenavimu? Iš tikrųjų, tada yra gera dalis ta, kad marškinių dažniausiai net nereikia liemenuoti, nes jeigu yra šioks toks pilvukas, tai per liemenį esantis marškiniai apsitempia tiek nugaroje, tiek per priekį, tiek šonuose ir dažniausiai nėra tų iš šonų pūpsančių papildomos medžiagos dalių. Tad jiem kaip tik iš tikrųjų šiuo atveju gaunasi net geriau ir paprasčiau. Taip, o dabar batai. Labai dažnai žmonės svarsto, ar šventinius batus įsigyti vertėtų, ar galima pritaikyti kokius nors turėtų senus. Kaipgi yra prie šventinio kostiumo? Kokius rinktis, juodus ar rudus? Taip, šita dilema iš tikrųjų dažniausiai Lietuvoje sprendžiama tuo, kad bent jau prie vestuvinio kostiumo labai dažnai tenka pastebėti, kad yra pasirenkami rudi batai. Su rudais batais yra viskas labai gerai, jie puikiai tinka prie vestuvinių ar bet kokių kitokių kostiumų. Tačiau aš manau, kad ko gero šitoje vietoje viskas atsiranda dėl to, kad lietuviai kasdienybėje pripratę avėti juodus batus, todėl renkasi rudus vestuvėm. Visgi, jeigu vestuvės solidesnės ir formalesnės, tai siūlyčiau tuomet rinktis juodus batus, o ne rudus. Petnešos ir diržas. Ar petnešos ar diržas? Kaip čia pasirinkti? Tikrai taip, petnešos ar diržas. Pasistengkite abiejų niekada nesirišti, nesisekti.
Tai arba diržas, arba petnešas. Ir petnešos greičiausiai pravers tada, kai yra 3 dalių kostiumas. Taip, 3 dalių kostiumas, tuomet po liemene petnešos labai gražiai pasislėpia, jų nesimato ir nebus tokio dalyko kaip diržų sagtis, kuri kartais pakelia liemenę į viršų ir tai nelabai gražiai ir stilingai atrodo. Patys gražiausi vyriško šventinio kostiumo, pačios gražiausios detalės, tai kaklaraištis ir aksesuarai kaip fantazijos ar sąsagos. Tai pradėkime nuo kaklaraiščio, labai trumpai, ką žinoti čia. Kaklaraištis puikus būdas sukurti akcentą savo aprangoje, ypač per vestuvės, tuomet, kai vestuvės turi kažkokią tematiką. Spalvinė, rašto, medžiagos, tai atitinkamai galime prisiderinti savo kaklaraištį. Tarkim, žalias spalva, žalias kaklaraištis, taškuotas kaklaraištis, lininis kaklaraištis, jeigu, tarkim, lino tematika vestuvėse. O fantazija, dabar čia gali kelti klausimas, ar būtinai jos reikia, ar šventiškumą galima tik ir su kaklaraiščiu susikurti? Fantazijos tikrai nebūtinai reikia. Tačiau tai yra dar papildomas akcentas, kuris gali pagyvinti aprangą, ypač tuomet, kada tai yra kažkokia proga, vestuvės, išleistuvės, šiaip kažkoks prabangesnis galbūt renginys ir ją tvarkingai ir gražiai susiderinus su kaklaraiščiu savo aprangai, tada galima sukurti šiokio tokio išskirtinumo, kurio galbūt kiekvieną dieną jūs nebandote pasiekti, nes fantazijos kiekvieną dieną, ko gero, dauguma vyrų nesikiša iš švarko kišenių. Na ir pati gražiausia vyriško šventinio kostiumo dalis - sąsagos, kas žinotina apie jas? Taip, sąsagos irgi yra tas dalykas, kuris gali būti labai puikiu akcentu, tačiau reikia nepamiršti, ten, kaip buvo pirmose skaidrėse paminėta, kad rankovių ilgis tuomet turi būti pakankamai trumpas, švarko rankovių ilgis, ir marškinių rankovių ilgis, kurios yra dedamos sąsagos, pakankamai ilgas, nes kitaip jūs apsivilksite švarką ir jūsų nuostabios sąsagos tiesiog pasislėps po švarko rankovėm. Tačiau būtent sąsagos yra ta dalis, kuri gali būti unikali, nes labai dažnai galime užsisakyti išskirtinės tik tai savo ir tik tai vestuvėms ir tokiu būdu prisiminti tą nuostabią progą. Ir tos dovanos, kurios padovanotos, gali būti parodytos ir gyvenintos šventės metu. Aš dėkoju Algirdai šįryt už tą greitą ABC, kas žinotina susijusią su šventiniu kostiumu ir sakau iki kitų susitikimų. Ačiū. Iki.